labai greit vėl susitinkam, labai greit prabėgo man ta pirma savaitė. Ir kai matom prieš akis drugelis skrydį ir man rolėtis suko jį jau 2 kartus, kaip sakant, šiais metais, tikiuosi dar ir įsuks, nes norėčiau bent dar porą kartų jį pajudinti, kaip sakant, šiais metais, tai bus tikrai įdomu, kiek man jį įsuks. Na, o kai pirmą kartą suko, tik buvo 2 dienos, tada tikrai nuliūdau labai, o dabar labai džiaugiuosi, nes įsuko mėnesį laiko jį siuvinėti, tai tikrai tas laiko tarpas mėnesis yra galimybė tikrai jį pajudinti, taip daugiau, kaip sakant, tikrai stengsiuosi ir tų kryžiukų daugiau padaryti, kad kuo daugiau pasistumėti su šito paveikslu. Tai va, na, o dabar šitas projektas, šitas paveikslas yra prie didžiųjų tokių, tai prisiminus jo dydį, tai jo aukštis yra būtent 66,7 cm, plotis yra būtent 50,6 cm. Tai kaip minėjau, prie didžiųjų visą eina. Paskui siuvinėjau, žinoma, ant aidas, ant 18 kaunto, ant smulkiausios medžiagos. Šita nuotrauka, be to dar ką noriu paminėti, šita nuotrauka yra neteisingai atšviesta, tai kai galimybę turėsiu, atšviesiu daug geriau, nes čia trūksta biški gabaliuko vieno, kaip sakant, tokio, tai nepilnai rodo, nepilnai yra atšviesta šita nuotrauka, šitas paveikslas, tai kai turėsiu laiko, būtinai atšviesiu jį pilnai, kaip sakant. Tai va. Na, tęsiam toliau. Tai kaip man sekėsi toj pirmoj savaitė, tai ką man pavyko padaryti, kokį plotelį toj pirmoj savaitė. Tai realiai nuo šitos vietos einam va šitoks gabaliuks, visas šitas plotas. Žinoma, čia nėra pilnai įsiuvinėtas, tik tai yra išmėtyti, daug išmėtytų tų tokių kryžiukų. Na, šitas draugelis yra pilnai įsiuvinėtas, šitas plotas pilnai, čia biški įsiuvinėta pilnai irgi yra, jau netgi ir turbūt kas ir matė, Facebook'e tiek Instagram'e mečiau nuotraukas būtent su šito draugeliu, tai tikrai labai smagiai įsiuvinėjosi šitas draugelis. Na, o kaip minėjau, šita dalis dar nėra pilnai įsiuvinėta, tai nieko nelaukus jums parodysiu pirmos savaitės savo progresą. Siuvinėta būtent tą plotą tą. Štai. Štai kai matom, labai gražiai žiūrisi. Labai gražiai žiūrisi, smagiai žiūrisi, net smagu žiūrėti tokį plotą. Tai dabar nieko nelaukus įmesiu jums nuotraukytę, jau kampe turėtumėt matyti nuotrauką, kiek buvo prieš tai ir kiek dabar yra. Tai kaip matom, galim palyginti, kad tikrai didelis plotas, sakyčiau, visai didelis plotas, padarytas per pirmą savaitę. Labai gražiai žiūrisi draugelis, ryškiai, aiškiai, kokybiškai, labai gražus drugelis. Na tai kiek man pavyko padaryti per pirmą savaitę. Per pirmą savaitę kiek pavyko tų kryžiukų padaryti tuoj. Paimsim savo žurnaliuką. Paimsim ir pažiūrėkim, ką čia susirašus. Taigi, pirmoji savaitė kryžiukų padaryta yra 2800 kryžiukų. Tai tikrai neblogai, sakyčiau, visai gerai netgi, nes palyginus su kitom savaitėm, kurios siuvinėjau paveikslų, tai šita savaitė su šito paveikslu yra daugiausiai kryžiukų padaryta. Tai tikrai labai džiaugiuosi, dar tikrai mane labiau biški paskatino daugiau darytų kryžiukų. Toks, kaip sakant, didesnis ir stimulas atsirado biški daugiau padarytų kryžiukų, nes po tiek laiko, po tiek tų savaičių tokių, taip norėjusi padaryti daugiau kryžiukų ir niekaip nepavykdavo.
Na, dabar pavyko. Tai tikrai yra toks mažas stimulas daugiau padaryti tų kryžiukų. Tai tikrai labai džiaugiuosi. Na, o procentais visas šitas plotelis per pirmą savaitę, procentais tai 1,55 procentai padaryta per savaitę. Na, o ką tęsiam toliau apie patį procesą, ką galiu jums papasakoti, tai kad šita pirma savaitė tikrai buvo tokia su klaidom ir ne viena klaida, buvo ne vieną kartą padaryta klaida, tikrai šitoj savaitėj trūko atidumo. Tai teko ir gerokai ir netgi vienu momentu ir netgi ardyti. Sako, įrodė minus 142 kryžiukai. Užtrankimas biški. Tuoj, čia esu pasirašęs biški. Jo, 142 kryžiukai minus teko ardyti. Tuoj mes jums netgi, atsiprašau, pajudinau dar. Tuoj mesiu nutraukyti, turėtumėt matyti po ardymo, koks visas plotelis, tai kai mat didesnis tos skylutės eina nuotraukoj ir tikrai teko neblogai paardyti, tas 142 kryžiukai man visai daug realiai, palyginus su kitais ardymais. Tai šiaip visas ardymas ėjosi gan, žinokit, lengvai, kas labai patiko, mažiau nervų buvo tokių, bet numušė motivaciją, numušė stimulą padaryti daugiau kryžiukų. Nes tą dieną buvau labai nusiteikus padaryti 700 kryžiukų. Nusiteikus, jo. Paskui, kai pradėjau daryti kryžiukus, žiūriu, nesueina kažkokie galai, nesueina būtent šito krašto galai. Nes, kai matot, čia yra pati pradžia tų kryžiukų ir nesueina. 2 langeliais nesueina. Tai teko paardyti, paskui ardžiau čia, paskui dar čia ardžiau tą dalį, kai matėt nuotraukai tos didesnės skylutės, galime žiūrėti, kokiam būtent plote teko ardyti, kokį plotą. Tai irgi pasirodė, kad aš 2 langeliais nepadariau kryžiukų. 2, kaip sakant, trūko dar 2 tų kryžiukų. Tai kai padariau, viskas labiau į dešinę pusę ėjo, o kai ištaisiau klaidą, tai ėjo labiau viskas į kairę pusę. Tai dabar viskas gerai, gražiai, kaip sakant, įsivinėjo. Tik tiek, kad mažiau kryžiukų padariau tą dieną, padariau jau 500, bet vis tiek irgi džiaugiuosi, nes mano mažiausia, geriausia dienos norma yra 500 kryžiukų. Tai tikrai labai džiaugiuosi ir tai, kad nors 500 padariau. Na, aišku, ne 700, ką buvau nusiteikus, bet 500 irgi visai gerai, kaip sakant. Visuma šiaip lengvai suvinėjasi. Viskas, jeigu ne tos klaidos, tai tikrai šitą savaitę būtų labai, labai, labai gera. Tai va, tokia mano pirma savaitė jums. Dabar kiek man liko dar įsivinėti visą šitą, ne visą šitą plotą, ne taip pasakiau. Kiek viso dar liko man padaryti dar tų kryžiukų, tai tikrai dar daug. 175 878 kryžiukai. Tai tikrai dar daug. Na, o viso kiek čia yra padaryta? 3862 kryžiukai. O procentais viso padaryta yra 2,14 procentų padaryta jau. Visas šitas plotelis. Tai tikrai labai džiaugiuosi. Na ir mano šio mėnesio tikslas yra pasiekti visą šitą kraštą. Kadangi jėmų didesniais plotais, ką dar darau, tai jėmų didesniais plotais, kaip sakant, pasidarau plotelius nemažais, ne po 200, bet padarau didesnį plotą. Tai iš tikrųjų labai apsimoka, taip labai daug geriau, nes šitas
paveikslas tikrai yra iš tų lengvų schemų, nėra tikrai sudėtinga. Ir kai matai daug tų vientisų kryžiukų pastovių ir tu paimi mažesnį kokį plotelį, tai tikrai labai lėtina procesą man. Tai su šito paveikslo imu tikrai didesniais ploteliais ir labai smagiai siuvinėjęs ir greičiau padarau tų kryžiukų. Tikrai labai produktyvesnis toks gaunasi mano pats procesas, kaip sakant. Jei ne tos klaidos, žinoma, dar. Tai būtų dar geriau, kaip sakant. Tai va, tai toks mano tikslas - pasiekti kitą kraštą ir, žinoma, tą kitą kraštą pasiekti, tai biški bus lėtesnis procesas, nes, kaip minėjau, imu didesniais ploteliais, plotais jau į viršų labiau, ne tai, kad ne siaurai, kaip sakant, o plačiau imu. Tai va. Ir ką, tikiuosi, antroji savaitė bus mažiau klaidų, būsiu labiau atidesnė ir tikiuosi bus produktyvesnis mano tas siuvinėjimas antroji savaitė. Ir ką, tai tiek jums turbūt apie tą antrą savaitę. Būtent kaip man sekėsi, atsiprašau, ne antroji savaitė, o pirmoji savaitė, būtent pirma savaitė, kai man sekėsi siuvinėti. O su antra savaitė, tai susitiksim dar po savaitės. Tai va, noriu palinkėti jums lygių gausių kryžiukų ir susitiksim po savaitės. Na štai antra savaitė man jau greit prabėgo, jau nuo šitos dienos prasideda trečia savaitė, bet šiandien pakalbėsiu būtent apie antrą savaitę, kai man sekėsi siuvinėti ir kiek pavyko padaryti tų kryžiukų. Na tai dabar parodysiu ant nuotraukos biškį būtent ką man pavyko padaryti. Tai realiai pavyko padaryti visą šitą plotą, užbaigti būtent va šitos va. Šitą visą ir biškį dar toliau paeiti, kaip sakant, čia yra aso schema, draugelių skrydis ir man ruletė suko būtent jį siuvinėti mėnesį laiko. Tai dar liko 2 savaitės jį siuvinėti ir labai džiaugiuosi da. Tai dabar nieko nelaukus parodysiu jums būtent savo progresą, įsiuvinėtą tam tikrą dalį. Štai. Mano grožis, labai džiaugiuosi, kad šitai pajudėjau jau, kaip sakant, su tokiu plotu, labai gražu žiūrėti. Tai va, na ką, dabar įmesiu nuotrauką būtent, kampe matysite, turėtumėte jau matyti kampe nuotrauką, pirmos savaitės, kad vizualiai geriau matytumėm, kiek man pavyko padaryti iš tikrųjų per tą antrą savaitę, tai kai matot visas šitas užbaigtas plotas ir daryta dar čia biškį. Tai tikrai visai sakyčiau daug, tikrai pasistumėta yra neblogai, kaip sakant. Tai kiek yra tų kryžiukų padaryta per tą antrą savaitę, tai jums ir parodysiu, pasakysiu. Tai mano antra savaitė. Taigi, kryžiukų yra 2913 kryžiukų padaryta per antrą savaitę. Tai realiai pirmai savaitė buvo 2800, tai jau antroji savaitė 2913 kryžiukų. Tikrai labai džiaugiuosi. Procentais per savaitę 1,62 procentai. Viso procentų padaryta yra 3,76 procentai. Tai tikrai irgi visai neblogai pagal procentus. Jau auga ir procentai, viskas auga. Man labai smagu žiūrėti tą visą savo grožį. Na, kaip visumą sekėsi siuvinėti. Realiai, kaip sekėsi tas visas man procesas. Ką galiu pasakyti? Kad pati pradžia buvo su mini klaidom, tos mini tokios klaidelės, tas, kad ne ten įsiuvinėtas kryžiukas, tai reikėjo tiesiog perdaryti, bet nebuvo tų tokių gausių klaidų, kaip per pirmą savaitę. Ir žinoma, dar kas yra šitoj antroji savaitėj, būtent
man, kaip sakant, tas 2 dienas, kaip sakant, nesiuvinėjau, 2 dienas nesiuvinėjau. Bet vis tiek, matot, atsiprašau, pavyko padaryti daugiau tų kryžiukų negu pirmoji savaitė. Šioks toks buvo ir tikrai užsivedimas, kaip sakant, tas stimulas didelis padaryti daugiau tų kryžiukų. Dabar nežinau, kaip 3 savaitė man eisis, ar norėsis daugiau padaryti ar ne, bet tikrai yra noras daryti tų kryžiukų. Tai kaip ir minėjau, kad 2 dienas nėra siuvinėtos, o visas procesas tikrai lengvai einasi, greitai einasi, siuvinėjasi greitai viskas iš tikrųjų, nes pats būtent visas šitas plotas, irgi šitas plotas visai palyginus su tuo antru, kaip su šito plotu palyginus, kur siuvinėjau būtent pirmoji savaitė, antroji savaitė, atsiprašau, maištausi biškį dabar aš jums. Tai būtent antroji savaitė, kai šitą dalį būtent siuvinėjau ir kai baigiau šitą plotą, tai šitas plotas einasi daug greičiau realiai, nes kiek žiūrėjau sagoje, šitam plotę mažiau tokių pavienių kryžiukų yra, tai tikrai daug greitesnis procesas einasi, tai tikiuosi, kad per 3 savaitę greičiau jį užbaigsiu. Priklausys dar kiek prie jo aš sėdėsiu dar iš tikrųjų. Tai va, kiek yra viso šičia jau padaryta tų kryžiukų, tai pasakysiu, tai jau yra padaryta viso 6775 kryžiukai. Dar liko padaryti tikrai daug, 172 965 kryžiukai. Žinoma, mažėja tie skaičiai jau, vis tiek smagiau irgi matyti. Tai tikiuosi, kad jau, nežinau, per mėnesį gal jau tas dvejetukas išnyks, kaip sakant, nebus to 172 000, kaip sakant. Tikiuosi, bus koks, nežinau, 171 koks gal, kad būtų. Ir tai būtų labai gerai, kaip sakant. Kaip sakant, viskas po truputį, viskas po biškį, su laiku viską ir padarysim, kaip sakant. Tai va, tokia jums būtent mano statistika jums būtent su šita antra savaitė. Žinoma, jau prasidės 3 savaitė, dar nieko aš dar nepadariau, jokių kryžiukų dar nedariau šiandien ir turbūt jau tikrai nedarysiu šiandien. Nuo rytojus viskas, kaip sakant. Tai va, susitiksim po akimirkos su jau 3 savaitės būtent progresu, kaip sakant, 3 savaitės. Tai va. Greitos 3 savaitės prabėgo ir kai man toj 3 savaitėje sekėsi siuvinėti, iš tikrųjų visai smagiai. O ką man pavyko padaryti, parodysiu ant nuotraukos pradžiai, tai pavyko būtent šitą plotelį padaryti, pasiekti šitą drugelį ir žinoma dar siekti šitą kraštą. Žinoma, jisai nėra pilnai pasiektas, dar vos ten biškį trūksta, kad jau galėčiau sakyti pilnai jau yra pasiektas tas kitas kraštas. O dabar netempsiu gumos, jums parodysiu įsiuvinėtą būtent tą dalį, ką pavyko padaryti per 3 savaitę. Tai paimkime atsargiai dabar, kad nesitrankyt per daug. Štai, pasidėjau. Žiūrim dabar, įtalpinkim į kamerą. Štai kaip gražiai įsitalpino. Kaip matot, visą mano grožį. Ir dabar kampe matysite nuotrauką 2 savaitės. Jau turėtumėt matyti. Ir galim matyti skirtumą, kokį tarp 2 savaičių, kaip sakant, koks jis yra, kaip sakant, tarp 2-3 savaitės, tai kai matom šitas padarytas plotas visas ir pabaigtas, kaip sakant, pilnai jau šitas plotelis ir jau siektas būtent drugelis, siuvinėtas biškį,
čia dar siuvinėta ir jau pasiektas kraštas. Nu, kaip ir minėjau, čiučiu dar biški trūksta dar tenai keliais dviejais langeliais, kad jau būtų pilnai baigtas tas visas, kaip sakant, plotas, kraštas iki kito krašto. Na, o dabar kiek man pavyko padaryti per tą 3 savaitę, tuo jums ir pasakysiu. Iš tikrųjų, šita 3 savaitė ta 3 savaitė man praėjo iš tikrųjų labai smagiai, lengvai, kalbant apie pačius kryžiukus. Tai tikrai nieko per daug stipriai nesistengiau, tiesiog dariau ir viskas, kaip sakant, to tokio labai užsibrėžto tikslo nebuvo labai stipriai, kaip sakant. Toj 3 savaitė taip lengvai atsipūtus, taip siuvinėjau, kaip sakant. Na, tai kiek per tą savaitę pavyko 3 padaryti, tai 2092 kryžiukai pavyko padaryti, tai labai džiaugiuosi, iš tikrųjų smagu, mane tikrai labai džiugina tas progresas, taip nesistengus, po truputį padariau 2092 kryžiukų. Na, o procentais per savaitę, tai pavyko 1,17 procentų pavyko padaryti. Viena diena nėra siuvinėta, aš vieną dieną nesiuvinėjau. Na, o dabar tai viso kiek procentų turiu, tai turiu 4,93 procentų. Na, kalbant biškai apie tos procentus, iš tikrųjų pažiūrėjus, man tikrai dar mažai tų procentų yra, palyginus su tiek tokiu dideliu plotu, tik tai 4 procentai. Nu, tikrai jaučiasi, matosi, kad bus tikrai didelis paveikslas ir kažin ar mažiukas jisai gražiai man labai žiūrėtųsi, norėtųsi tikrai didesnis su šituo būtent paveikslas, tas schema, draugelis skrydis, tai tikrai labai džiaugiuosi, kad būtent šitas paveikslas toks yra didelis, tikrai labai smagiai siuvinėjasi, smagiai, tai džiaugiuosi. Na, kalbant apie tą būtent procesą, apie tą smagumą, tai iš tikrųjų tikrai nieko daug apie patį procesą, nieko jau daug neturiu ką pasakyti. Klaidų tikrai nebuvo, siuvinėjasi tikrai gan smagiai, kaip minėjau pačioj pradžiai. Daugiau siuvinėjau šitą drugelį, siuvinėjau čia daugiau, kaip matot, ir kad pamatyt vizualiai tą vaizdą, tą tikroviškesnį, kaip sakant, jau realiai pamatyt tą plotą. Tai dar siuvinėjau čia biški tokią vieną liniją. Ir tai dar kelių langelių trūksta tų dviejų, kaip sakant, kad būtų grinai pilnai. Tai kai pažiūrėjau šitą visą plotą, kai padariau, tai tikrai, žinokit, norisi sakyti, wow. Nu, žiauriai, labai smagu, labai patinka matyti tokį plotį, tikrai užvedė, tikrai azartas pas mane tikrai yra su šito paveikslo, nes vien iš pločio man tikrai labai patiko, labai. Tikrai norisi ir labai daug siuvinėti, kaip sakant. Tai va, toliau judant, tai kiek dar liko padaryti kryžiukų, tai aišku liko dar daug, 170 873 kryžiukai. Nu, po biškį mažėjam, tai labai džiugina, smagu. Na, o dabar viso kiek įsiuvinėta kryžiukų šitam visam plote, tai yra 8867 kryžiukai. Tai tikrai yra toks azartas lengvas padaryti 10 000 kryžiukų. Tai tikrai nedaug, dar 2000 biški, tai manau tikrai pavyks padaryti, bet žinoma, stengsiuosi ir daugiau padaryti, nes šita savaitė eina jau 4 savaitė, paskutinė savaitė, kaip ir priklausys nuo pačio sukimo. Ir ką jau kitą savaitę suksim ruletę, matysim, ką aš tai siuvinėsiu toliau, tai labai nekantriai laukiu ir tikrai nekantriai, atsiprašau už tos biški pašalinius garsus, tai tikrai grįžtant prie to laukimo, tai tikrai nekantriai laukiu, ką man ruletė suks, ką aš siuvinėsiu toliau, tikrai net nežinau. Bus tokia dar, iš tikrųjų, pas mane yra, galvoju,
apie tokius mini pakeitimus, kas susiję tai su žaidimu susiję, bet dar turiu gerai įsitikinti. Žinoma, aš žaisiu, bet tokie tam tikri bus pakeitimai. Bet apie juos kiek daug vėliau, kai priartėsiu būtent tam tikros dienos, kad aš tai noriu pakeisti tos pakeitimus. Bet dar turiu apsispręsti, ar tikrai to noriu, kaip sakant, įsitikinti, apgalvoti viską ir taip toliau, kaip sakant. Tai va, nieko per daug neįsiplėsiu. Trečioji savaitė, kai man sekėsi siuvinėti, viską pasakojau, viską sakiau. Ir dabar ką, sutiksim kitą savaitę ir suksim jau ruletę, žiūrėsim, kiek man pavyko iš tikrųjų padaryti. Dabar jau ketvirtai savaitė teks jau paplušėti, nes norisi tikrai pabaigti visą šitą plotą padaryti. Darbo tikrai dar yra. Ir ką, sutiksim kitą savaitę. Jums bus kaip akimirka, man bus tai, kaip sakant, visą savaitę. Tai va. Na ką, nežinau, čia jau reikėtų sveikinti su jumis, turbūt sveiki visi. Po paskutinio mano video praėjo tikrai ilgos laiko tarpas. Paskui nuėjau pažiūrėti YouTube. YouTube mano video buvo paskutinis įkeltas tik prieš 3 mėnesius, tai tikrai ilgas tarpas, kaip minėjau. Ir ką siuvinėjau, tai būtent drugelių skrydį visą laiką. Tikrai nieko nesukau, jokios ruletės. Ir po tų 4 savaičių pagal planą turėjau sukti jau ruletę, bet nesukau, tiesiog pasilikau šitą siuvinėti. O kodėl? O todėl, kad pagal planą man išėjo per 4 savaitės užbaigti visą šitą plotą. O labai norėjau, tai man akį badė labai baltas plotas. Tai nieko, kaip sakant, kas beliko, tiesiog keisti biškį planą, tiesiog nesukti ruletės ir pasilikti šitą paveikslą biškį ilgiau, bet tas ilgiau man gavosi 2 ilgiau, kaip sakant. Tai va, tai ką, grįžtam dabar prie 4 būtent savaitės, o paskui tęsim toliau. Tai ką man pavyko padaryti per tą 4 savaitę, tai matysit kampe toj nuotrauką, aš ją paliksiu ilgiau, kaip sakant, ir dabar ką, papasakosiu jums statistiką būtent apie šitą 4, kaip sakant, tą 4 savaitę. Ne šitą sakysiu, nes susimėtysim paskui ir nesuprasim, kuri čia kas, kaip, o ką. Tai va, tai 4 savaitė ta mano buvo padaryta 2114 kryžiukų. Paskui procentais per tą savaitę 4 buvo padaryta 1,17 procentų. Viso procentų yra 6,10 procentų buvo. Paskui tą 4 savaitę buvo 168 759 kryžiukai. Viso kiek įsiuvinėta, tai 10 981 kryžiukas buvo įsiuvinėtas. Na, tai tokia ta 4 savaitė. Na, o dabar bus viso 1, 2, 3, tos 4 savaitės pagal tą planą. Tai mėnesio kryžiukai, nes man ruletė buvo sukus mėnesį laiko siuvinėti. Tai 9919 kryžiukų. Paskui procentais mėnesio, tai 5,51 procentą. Tai realiai pagal viską visai neblogai, kaip sakant, mano pagal mėnesio tos procentus ir kryžiukus skaičių, tai visai neblogai siuvinėjusi, kaip sakant, neblogai padaryta tų kryžiukų, bet vis tiek, nors ir džiugino man tas skaičius 9000, bet vis tiek norėjusi užbaigti man tą plotą visą. Norėjusi būt užbaigti,
Tai tiesiog, kaip ir minėjau, teko tiesiog jį ilgiau pasiminėti. Na tai, o kaip atrodo tas užbaigtas plotas visas, aš to jums ir parodysiu, nieko nelauksiu. Štai. Štai, kaip atrodo visas mano plotas užbaigtas. Tai realiai visą šitą, visą dalį užbaigiam, pilnai drugelis įsiuvinėtas. Visas šitas ir visai kitaip vaizdas atrodo, nieks nebado akių, kaip sakant, nes tikrai labai gražiai atrodo viskas, smagiai, kaip sakant, smagiai įsiuvinėsi, bet labai iš lėto, lėtas tempas buvo su kryžiukais. Na ir kodėl taip ilgai išėjo, galvojau, kad greičiau gausis, o todėl, kad daug įvykių buvo gyvenime, užimta ir atostogos, ir kaustymais ir taip toliau. Tai va, tai atrodė, kad lyg dėliuojusi, lyg pasivinėjau, lyg kol grįšiu jau pilnai, bet vėl paskui vėl ir taip toliau. Tai dabar tikiuosi jau palaipsniui po biškį jau sugrįšiu ir su savo norma dienos 500, šiandien jau 500 su viršum padariau, tai taip jau užbaigiau, tai nieko nelaukus, tiesiog jau iškart daryti video, nes labai noriu siuvinėti kitus paveikslus, labai pasiilgau kitų. Nežinau, ką seksualėti, bet labai norėčiau, kad jis suktų man. Iš tikrųjų, norėčiau, dar taip pagalvojau, iš tikrųjų, raganaitė. Ko labai norėčiau raganaitė, nes raganaitė dar nepradėta. Tai bus matyti, iš viso aš šiaip labai visų pasiilgus, tai tikrai bus smagu ir tą paveikslą pasiminėti, kaip sakant. Tai va, tai per daug neįsitempus, dabar statistika po tos 4 savaitės, kai man sekėsi siuvinėti. Tai viso dienų nesiuvinėta buvo 73 dienos nesiuvinėtos, o paskui sagoje žiūrėjau skaičiavus dienų, kiek siuvinėta, tai 15 dienų tik tai siuvinėta. Tai tikrai realiai labai mažai, daugiau buvo nesiuvinėta dienų negu siuvinėta. Tai realiai procentais per 15 dienų tik tai 1% padarytas, paskui viso procentų turiu 7,10%, na, o kiek dar liko padaryti kryžiukų, tai tikrai dar daug, 166 971 kryžiuką. Na, o per savaitę kiek pavyko padaryti tų kryžiukų, ne, kaip per savaitę, atsiprašau, čia jau 15 dienų reikia sakyti, 15 dienų, tai 1788 kryžiukus pavyko padaryti. Na, o kiek per visą tą laiką padariau viso, kiek čia yra tų kryžiukų, tai yra 12 769 kryžiukai. Viso čia yra tiek kryžiukų. Nusakyčiau tikrai labai daug. Neblogai sakyčiau ir iš tikrųjų daug, bet mažas gabaliuks toks atrodo visai, visuma didelis atrodo, visuma realiai didesnis negu žiūrint dabar man per kamerą, kaip sakant, daug didesnis atrodo, kaip sakant, nu ir tikrai žiūrisi, kad tikrai bus paveikslas didelis. Tai va, tai tokia jums visa statistika mano, būtent su šituo drugeliu skrydis. Tokie buvo mano planai, taip man ėjosi su savo hobiu, su to siuvinėjimu iš tikrųjų, per savo tą užimtumą. Ir jūsų video net nežiūrėjau tikrai ir, kaip sakant, pradingau biškį trupučiuką. Bet tikrai pažiūrėsiu, pakomentuosiu, atrasiu tam laiko tikrai irgi, nes tikrai labai smagu pažiūrėti jūsų video, kaip kas siuvinėja ir kokie vaizdai jūsų, kaip atostogos jūsų, tikrai labai įdomu pasiklausyti. Tai va, ką, judam toliau, neįsiplėsiu per daug stengiuos, kaip sakant, tai dabar prisiminsim, pakūtinau. Gerai. Dabar neįsiplėsiu per daug. Taigi, prisiminkim tuos mano paveikslus, kurie dalyvauja žaidime. Taigi, Astra, drugelis skrydis. Toliau, biškį jums bus
saulės zuikučių atspindžiai, gal nieko tokio, gal taip geriau. Rožių puokštė. Žiema iki dabar mane labai žavi, labai gražus šitas paveikslas, tos spalvos negaliu. Nu va. Paskui karšta kakava, jau ką artėja ta žiema po biškį, nu kaip sakant, neartėja, ruduo artėja, ne? Tai jau link tų paveikslų labiau linksta siuvinėti, kaip sakant. Toliau kas? Elniai, rudeniškas paveikslas tikrai labai smagu. Jis, man atrodo, netgi dar net nebuvo iškritęs, kiek pamenu liktais. Tikrai nebuvo iškritęs šitas paveikslas. Toliau paskui mergina, gėlių mergina. Labai gražus šitas paveikslas, nerealiai jau minėtas yra vienos. Tulpės, šitas yra mažiausias paveikslas, tai ir greičiau jį užbaigčiau. Na ir mano raganaitė, nu kaip aš noriu ją siuvinėti, žinokit. Iš tikrųjų, nu tikiuosi, ruletė man nusuks jį. Ką, nieko nelaukus. Imkim planšetkę. Kur, nu, čia išnuks. Ir žiūrėkim. Štai ruletė. Lempą biškį patrauksim ir... Oi, nekantrauju, žinokit. Biškis. Labai nekantrauju, labai įdomu, ką man nusuks. Ir net nežinau. Nu, teikimus raganaitė. Jeigu iškris man tas pats paveikslas Draugelis skrydis, tai žinokit, tikrai aš jį nesiuvinėsiu. Tikrai stuks iš naujo, nes manau... Sąžininga būtų, nes aš jį pasirinkau ilgiau laiko siuvinėti, ėjau ir taip ne pagal planą, tai manau jį galima ir, kaip sakant, nesiuvinėti ir rinktis kitą, ką jis suks. Tai va, žiūrėkime. Spaudžiam, nieko nelaukus ir matykim, ką jis suks ruletė man. Nu, žiūrim. Nežinau, žiūrėti, nežiūrėti, aišku, žiūrėsim, ką jis suks, tą jis suks jau ką. Nu, o, kaip gražu, gerai, labai gerai, gėlių mergina, va, kaip gerai, labai gerai, manau, tikrai. Ir dabar, ką bandykime, kiek dienų siuvinėsim. Aišku, darysiu pagal planą, jau kiek jis suks, tiek jis suks, kiek pavyks padaryti, tiek pavyks skaičiuko, bet jau darysiu pagal planą, stengsimės. Na, žiūrim ir kiek dienų siuvinėsiu šį. Na, tikiuosi kokias 3 savaitės, ne? O, 5 dienas siuvinėsiu. Bus maratonas. 5 dienų bus maratonas. Kaip sakant, darysiu. Žiūrėsiu, kai man su to maratonu išės, iš tikrųjų dar klausimas kyla. Bet bandysim 5 dienas tik tai. Kaip sakant, biški mažokai, bet biški tamsiau, bet ir... Tai va, gerai, dabar parodysim jums būtent kiek yra padaryta jo. Šalia savęs esu pasidėjusi daug rėmų savo paveikslus, nežinau, kuris iškris, kaip sakant. Tai lakstyti irgi nesinori, tai pasidėjau šalia savęs. Gerai, atsiprašau už triukšmus tokius lengvus. Nu va. Štai. Štai kiek mes jų turim. Štai turim labai gražus, bus labai smagu pasiuvinėti 5 dienas. Prisiminkime greitai jo atsplotis 38,1 cm, aukštis 51, spalvų kem 1, blenda kem 8, 18 cm. Astro schema ir ką siuvinėsim, pažymėkime plotą, kokį siuvinėsim, ne? Įsijungiam sagą. Tuoj. Eikime sagą. Greitai mes tai viską padarysim.
Kad tu saga, čia sako. Gerai. Štai. Dabar pažiūrėkime. Padarykime dabar, kad nesiblaškytų. Ir dabar biškį dabar sumažinsiu. Atsiprašau. Ir dabar žymėsime plotelį. Tik biškį nelabai man čia kažkas žiūrėsi. Bandysime šitaip. Va tokį. Ai, ne, taip padariau biškį. Gerai, dar kad iš naujo bandykime. Gerai, va šitaip ir va. Oi, dabar biškį man nepatiko, kad biškį skubu. Reikia lėčiau viską daryti. Nu va. Ir manau gerai visai, ne? Štai, tokį plotelį paimsiu. Pažiūrėkime, kiek čia jo yra. Šitą visą galima panaikinti, nes viskas iš naujo bus, kaip sakant. Taigi čia yra, kiek matome, aišku, dar pusė čia biškį yra pasiuvinėta, tai realiai išsiuvinėti, kaip suprantu, išsiuvinėta čia tiek yra, liko tiek 1694 kryžiukų padaryti. Nu tai gal pavyks per šitas 5 dienas tiek padaryti, nežinau, bus matyti, žiūrėsim. Tai va, na ką, per daug jau neįsiplėsiu, jau viskas į pabaigą. Tikiuosi jums patiko ir ką, sutiksim greitų metų, kaip sakant, tikiuosi. Ir ką, prenumeruokit mano kanalą Kryžiukų menas, palaikykit, spauskit po laiką, komentuokim, bendraukim, tikrai labai smagu, kaip ir pakomentuojat ir tą gaunat didelį palaikymą. Ačiū jums tikrai ir lygių kryžiukų gausių jums. Ate.